Sveiki visi, Sveiki visi su jumis Nina Sol. ir aš Rėjus. Šiandieną Rėjų pasodinau į karštą sofą, nes atėjo impulsas padaryti podcastą būtent su juo. Paklausinėti jo apie tam tikrus aspektus ir būtent apie kelis pagrindinius aspektus. Pinigus ir dvasingumą, pinigų energiją ir dvasingumą. Tai pradedame pokalbį ir nepamirškite dalintis, jeigu jis jums rezonuoja. Tai ką, Rėjau, kaip jautiesi? Savo vietoj, visiškai savo vietoj jaučiuosi. Tai taip nebesijaus. Tai pradėsim šį pokalbį. Klausimų tu nežinai, aš juos susirašiau ir tu nežinai, ko aš tavęs klausiu, todėl šis pokalbis ultra įdomus ir man pačiai. Pradedame. Pirmas klausimas. Pasiruošęs? Taip. Taigi, pirmas klausimas yra apie tai. Kas tau yra pinigai? Man pinigai tai yra energijos išraiška, kuri parodo, kiek aš galiu šios energijos laikyti savo patyrime. Ir tai yra kaip resursas, kurį naudoju mainuose tiek keičiant savo paslaugas, tiek priimant kitų žmonių paslaugas. Ar galėtum tai vardinti kaip įrankis? Taip. Įrankis šiame materialiame patyrime. Toks pats įrankis kaip kastuvas. Tik tai mažiau kastuvas žmonės sureikšmina. Gerai. Kitas klausimas. Kodėl mes esame šioje žemėje? Aš nežinau, kodėl tu esi šioje žemėje, bet aš žinau, kodėl aš esu. Bet tu klausi apie mes, tai kaip kolektyviai. Žmonės. Tai Žmonės. kodėl mes iš vis čia esam? Čia norim ilgo atsakymą ar trumpo? Kaip tau jaučiasi? Man jaučiasi, kad mes esam šitam patyrime, kuriam tyrinėjam patys save, kuriame pasirenkam pamiršti, kad einant galėtumėm prisiminti, tyrinėjam tamsą, tyrinėjam šviesą, tyrinėjam ryšius, tyrinėjam laukimą, tyrinėjam visus kompleksiškus mechanizmus, kuriuos galim tik tai žemėje turėti. Ir taip kaip sielos, taip kaip kolektyvinis sąmonės organizmas, mes plečiamės, augam ir daugiau patys apie save sužinom. Taip, iš dabartinio sąmonės lygmens man jaučiasi. Super. Ačiū už atsakymą. Toliau. Kodėl kai kurie žmonės atradę dvasingumą nuneigia materiją? Iš vienos pusės tai kolektyvinė programa, kad žmonės negalėtų pilnai įeiti į savo galią ir išskleisti savo potencialo. Tai įdėta toks algoritmas, kuris dar nusuka, net jau kai žmogus atranda dvasingumą, atranda, kad čia slypi dalykai, kurie padės jam naviguoti. Ir tada dar vienas pagalys į ratus, kuris atskiria dvasingumą nuo materijos. Ir tavo klausimas, kodėl taip yra? Pakartokit klausimą. Taip, kodėl kai kurie žmonės atradę dvasingumą tiesiog nuneigia materiją, kad tai yra blogai, kad tai yra tuštybė, kad tai yra puikybė,
kad, žodžiu, reikia atsiskirti kažkur gamtoj, gyventi kaip hipiui, nieko neturėti, tada tai esu tikrai dvasingas. Laužiukas, mėnulis, gamta ir visa kita užneigta. Kas yra kaip ir labai gražu ryšys su gamta, bet kodėl išaukštinamas tas toksai atsisakymas turto, materijos ir finansų? Tai ačiū. Kaip ir minėjau, tai yra įrašytas algoritmas asketizmo ir jisai vietoj to, kad atvestų senais laikais, kol kolektyvinė sąmonė buvo labai primityviam lygiai, tai veikia. Tai iš tikrųjų veikia. Atsisakymas materijos ir tik taip galėjo žmogus eiti pilnai į save. Bet mūsų sąmonė paaugo nežmoniškai daug. Ir viskas labai gražiai ir organiškai pasikeitė. Dabar mes atėjome į tą amžių, į tą patyrimą, kur dvasingumas turi būti įžemintas ir sujungtas su materija. Tiek, kiek materialiam pasaulyje aš leidžiu savo atsivert, kurt, tai man parodo ir tai geriausias veidrodis, kiek aš esu integravęs Dievo savyje. Ir kaip manai, kodėl tie žmonės, kurie yra stipriai įsiplėtę materijoje, dažniausiai būna užneigę dvasingumą? Irgi toks priešingas polius. Ant šito mechanizmo, ant kurio senoji karta važiavo 2, 3, 400 metų, viskas buvo per mentalą. Mentalo projekcija į išorę ir tiesiog žmonės nesugebėjo nusileisti žemiau ir atsirakinti širdies, mano suvokimu. Ir ego, kuomet visa dėmesio koncentracija viršutinėse centruose, galva. Čia gal net ne centruose, bet prote. Prote, nes viršutiniai centrai, tai taip. Karūnos čakra, tai ne apie tai. Kaip tik ryšys su Dievu nuneigtas, arba yra stiprus pamaldumas, jeigu kas liečia kitas kultūras, ar ne, bet protas vyrauja. Jo, mentalas super aktyvus, jis išlavintas, jisai sprendžia daug užduočių ir gauna atsakymų ir tai randa žmonės, kaip panaudoti vardan resursų, vardan finansų. Tačiau ego visiškai laiko vadeles ir tampo. Ir tarpo tarp stebėtojo ir minčių nėra. Atsisukt galimybės pasižiūrėti į vidų irgi nėra ir tada gaunas tas užburtas ratas. Ego, daugiau. Tai visgi kaip atrodo balansas? Balansas man atrodo čia labai geras klausimas. Balansas tarp materijos ir dvasingumo. Balansas yra tuomet, kai aš esu už ego šitų sluoksnių, kai aš išsiaiškinau ir atsirakinau, kas aš iš tikrųjų esu ir kuomet aš stoviu savo misijoje, kuomet aš stoviu savo rogėse ir žinodamas savo vertę, būdamas visiškai meiliai savo, tai pažinęs per save, aš galiu tai replikuoti ir ryšyje su išore. Tai balansas atsispindi pastovia energetinė grąža, kuri į mane sugrįžta. Tai jeigu aš jaučiuosi pastoviai energetiškai užpildytas, jaučiu džiaugsmą, jaučiu pakylėjimą,
jaučiu, kad noriu kurti, jaučiu įkvėpimą ir tam turiu visas galimybės. Turiu resursus, ne tik finansinius, bet išnaudoju ir kitus kaip to, ko protas negali pats sukurti. Ir išnaudodamas visus šitus aspektus aš einu ir kuriu. Ir taip man jaučiasi balansas. Pastovus judėjimas į priekį. Ir toks. Ir kurioje vietoje čia yra materialinė gausa? Kurioje vietoje yra materialinė gausa? Tai grąža, ką atneša misijos vykdymas ir ant kiek misija yra didelė, kiek jinai kuria pridėtinės vertės, kokius iššūkius padeda žmonėms išspręsti, tai dažniausiai ir koreliacija yra su grįžtamąja gausa. Jeigu galėtum taip nupiešti paveikslą vaizduotėje žmogaus, kuris yra visiškam balanse, dvasingume ir materijoje, kaip tai atrodytų? Skelčiau paveikslą į 2 dalis. Apatinė paveikslo dalis atrodytų žemė, kaip medžio šaknis, visi elementai sudėti, protėviai, gyvūnai, augalai, visiškas susijungimas su šita žeme, gamta, o viršutinėje dalyje būtų viskas, ką geriausia galima patirti žemėje. Ir tai taip atrodytų. Ir kaip atrodytų šito žmogaus, kuris įkūnija šitą paveikslą, kasdienybę? Priklausytų nuo šito žmogaus įsitikinimų sistemos ir kiek jis įsivaizduoja, kad ir tiki, ir žino, kad jam reikia daryti, norint, kad turėtų. Tačiau rytas, jeigu aš paralelę brėšiu tarp to žmogaus, apie kurį šnekam, ir savęs, tai aš matyčiau, jog rytas prasideda su viena ar kita praktika, kuri leidžia susijungti su žeme, prisipildyti žalios gyvybinės energijos, kuri leistų sekti ir vykdyti savo misiją, kad ir kokie dienos darbai būtų priešaky. Tuomet kūrybinė veikla, kuri leidžia generuoti ir įžeminti idėjas, ateinančias iš aukštesniųjų centrų. Kūryba, kuri leidžia išnaudoti visas savo dovanas, leidžia įkūnyti skirtingus potencialus, o mes jų kiekvienas turime aibę atsinešę,
ir per visą gyvenimą išugdę daugiau ar mažiau, bet jie nori būti išskleisti per mus. Ir su ta kūryba naudojame, kad priartėtumėm kiekvieną dieną vis arčiau po vieną žingsniuką prie savo misijos vykdymo ar įvykdymo. Jeigu misija yra pakankamai didelė, mes šiame gyvenime jos net neturim ir net neplanuojam įvykdyti. Mūsų tikslas vykdymas. Ačiū. Nebūtinai rezultatas, bet tiesiog procesas. Visiškai teisingai. Viskas yra čia tik apie procesą. Ir kaip ta materija čia pasireiškia toje dienoje. Tai mes girdim ar ne įsižeminimo praktiką, susijungimą su gamta ir kūrybą iš įkvėpimo. Kaip materija pasireiškia šito žmogaus gyvenime, jeigu jis yra balanse? Jeigu mes apibrėžiam, kad balansas yra pastovi energijos tėkmė, susijungimas su žeme, su savo centru ir su aukštesniaisiais centrais, tuomet materija atspindi, kuo aš tikiu, kad aš esu vertas. Tai visas patyrimas, visas veidrodis mums rodo kiekvienas daiktas, drabužis, aksesuaras, net ir maistas ir visi mūsų pasirinkimai kyla iš mūsų vidinės savivertės. Tai net jeigu ir žmogus vykdo šitą misiją, yra balanse, susijungime ir taip toliau, bet jeigu jo įsitikinimų sistemoje, jeigu vis tiek yra nevertumas, tai jis nebus adekvačiai energijos jis negalės priimti. Ir tos materijos jisai nustuminės. Tai kaip tau atrodo, kurioje vietoje tu esi šiame paveiksle procentaliai, kiek įgyvendini šito balanso ir kaip tavo savivertė atsispindi tavo realybėj? Po šiandieninės tavo vizijos galima smarkiai nusileisti ant žemės, nes visada galima į viršų smarkiai lipti ir čia tikriausiai, ką tu man papasakojai, tai buvo 10 ar 100 kartų stipresnis realybės variantas negu šis, bet aš mėgstu lygintis taip, kad apsidžiaugčiau. Tai lyginu su savim, kuris buvo 2 žingsneliais atgal. Tai supaprastinus savim, kuris buvo prieš 2 metus. Kaip jisai kokiam patyrime buvo ir kas atsispindėjo, tai manau, kad pažanga yra padaryta procentaliai, jeigu reiktų įdėti, manau, stiprus 15. O kaip apie tą balansą? Apie balansą. Dvasingumo ir materijos. Apie balansą, manau, kad jeigu ant jo jį taip įvardinam, tai stiprus 70. Ką manai apie teiginį? Norint nušvisti, reikia paleisti visus prisirišimus. Kai iš išorės manau, kad jis yra valid ir dabar, kad jis yra teisingas. Ir tai yra greičiausias būdas pradžioj praeinant per išorę. Tenai vyksta paleidimai, bent jau man tai buvo. Tada galiausiai paskutinė stotelė, į kurią atsimuša žmonės ir 9 iš 10 nebeina, nes reikia paleisti prisirišimą prie savęs, prie ego. Tai ties čia dažniausiai žmonės sustoja. Tai ką manau? Manau, kad tai veikiantis
modelis, bet tai nėra vienintelis. Ir kaip tai susijęs su gausa ir materija? Ar tai reiškia, patikslinsiu klausimą, kad norint nušvisti ir paleisti prisirišimus, tai reiškia, kad turiu gyventi oloj ir medituoti, valgant ryžius. Ir jeigu tu mėgaujasi materialinę gausą ir komfortu, vaikyti, tai jau tu čia labai labai toli nuo bet kokio nušvitimo ir bet kokio dvasingumo. Labai geras klausimas, bet jam nėra tokio paprasto atsakymo. Viskas priklauso nuo sąmonės lygio ir kaip žmogus su kokia priešistorė jis atėjo. Tai kiekvienam būtų labai labai skirtingas atsakymas. Ir pas žmonės yra užprogramuota tokia programa, kad darysiu viską, kad išlikčiau toks, koks esu, kuo įmanoma ilgiau ir pokytį atliksiu tik tada, kai visos sistemos raudonai žybsės. Kol nežybsi viskas raudonai, tol pokyčio nėra. Tai kartais reikia viską prarasti, ar ne? Norint, kad įvyktų pokytis. Tokia programa buvo ir įveikianti ir apsitairę galim pamatyti ir stiprių pavyzdžių. Žmonės arba sveikatą atima, arba turtus, arba laisvę. Tai šitie pagrindiniai trys, kurie priverčia žmogaus sąmonę prasiplėsti. Mes čia kalbam labiau galbūt apie pabudimą, ar ne? Nes tai nėra nušvitimas. Tiesiog pabudimo tam tikra stadija. Tačiau vėlgi, ar gali būti labai atviros aukštos sąmonės žmogus ir jis tiesiog mėgautis materiją ir komfortą? Tikrai taip. Gerai. Kaip manai, kodėl tu trigerini tiek daug žmonių? Aš pirmiausia turėčiau sutikti su teiginiu, kad tu pasakei taip, kad aš trigerinu daug žmonių. Jeigu su juo jau sutinkam, tai, komentarų matau. Bet kas vyksta pasąmoniniam lygmenį ir dažniausiai tie žmonės nebūtinai visi nesąmoningi, yra ir sąmoningų žmonių, sąmoningų, bet jie mato savęs atspindi manyje ir mato dažniausiai tas versijas savo, kurių nenori priimti. Ir tai nebūtinai yra blogos versijos, tai kartais yra ir geros versijos, bet jos taip užspaustos, užneigtos. Ir kažkaip mano energija, mano būtis pradeda žmonėms šitą keltą supastebėti. Jeigu turite kitą atsakymą, kodėl jūs trigerina rėjus, labai lauksim komentarų. Kaip tu sugalvojai šitą naujausią savo programą 8X? Apie ką jį yra? Primityviai, tai nes vis daugiau gavau žinučių apie materijos ir dvasingumo sujungimą į vieną ir kad tai viena iš mano misijų, kad parodyčiau žmonėm pradžiai su savo pavyzdžiu, kad dvasingas žmogus nėra biednas žmogus, nėra nustūmęs materijos
kokybės ir gausos į šoną ir sujungiant viską, per ką pats ėjau, sujungiant su visom žiniom, praktikom, man tai kelia įkvėpimą padėti žmonėm ne tik eit per įsitikinimus, per blokus, per visą tai, kas yra neapčiuopiama, bet pajutau kvietimą padėti žmonėm atlikti pokytį ten, kur jie galės pačiupinėti. Ir kur šitas pokytis leis jiem dar labiau išsiplėsti, leis galiausiai susikurti savo realybę platesnę, kokybiškesnę ir gausesnę. Tai ką girdžiu, kad jauti, kad tai yra tavo misijos kaip ir vienas iš aspektų padėti žmonėm grįžti į tą gausą, ne per vergavimą pinigams, bet per įkvėpimą, per kažkokį balansą, apie kurį šnekėjom prieš tai, taip? Taip. Tai kuo ypatinga ši 8X programa? Taip, tai visų pirma, mes dirbsime mentaliniam lygmenį, emociniam ir energetiniam. Ir taipogi kiekvienas iš dalyvių gaus specialius įrankius, kurie padės perprogramuoti pasąmonę, susijungiant su pasąmonė, su specialiais dažniais, kurios leis savihipnozės nakties metu. Ir taipogi aktyviai dirbsime su centrinės nervų sistemos perprogramavimu. Pradžioje atkreipia dėmesį, kas mano nervų sistemai yra normalu, kas jai yra patogu, nes jeigu mūsų struktūra yra įpratinta laikyti energijos kiekį, kurią vadinam pinigais, ir ta struktūra yra sukurta 1000, tai į ją įpylus 100 000, jinai tiesiog susikurs skylių ir išleis jas, nes jai nebus patogu atlaikyti. Tai mūsų tikslas 8X per 8 savaitės pakeisti suvokimą apie pinigus, apie pinigų energiją, pamatyti save giliausias programas, pamatyti elgesio modelius, pamatyti, kas ateina iš giminės, iš protėvių linijų ir sąmoningai tai transformuoti. Skamba kaip labai gilus darbas. Taip, šitam procese aš būsiu kartu su jumis visas 8 savaitės. Mes turėsime privačią Telegram bendruomenę ir joje galėsite užduoti klausimus ir gauti atsakymus bei palaikymą ne tik iš manęs, bet ir iš kartu dalyvaujančių žmonių. Taip pat visi būsime sujungti į bendrą energetinį lauką, kuris padės daug greičiau ir efektyviau eiti per šias transformacijas. Ir galiausiai mano tikslas, jog žmogus po 8 savaičių galėtų įvardinti, jog jo suvokimas apie pinigus visiškai pasikeitė, jo nervų sistema ir kūnas atsipalaidavo, jam yra daug lengviau priimti ir daug lengviau išleisti šią energiją ir investuoti, taip. Ir šitas pokytis vidinis, ties kuriuo mes ir fokusuosimės, atneš mum kitokį atspindį, nes
tai yra tiesiog rezultatas mūsų įsitikinimų sistemos ir suvokimo apie save. Tai jaučiuosi labai excited dėl visų dalyvių ir labai įdomu, kur mus nuneš šitas 8 savaitės. Ir džiaukitės, jeigu šitą video matote dar prieš 2025 metų gegužės 11 dieną, nes būtent tai yra startas šios programos. Jeigu šį video matote vėliau, galite parašyti Rėjui, galbūt pasiteiraut, galbūt galima prieiti dar prie šios programos kažkaip, bet startas yra sekmadienį, tai jeigu žiūrite prieš gegužės 11, dar turite šansą patekti į šią nuostabią programą. Jūs šansą patekti prie šios programos turėsit visada, kad ir kada žiūrit. Bet gyvai dalyvauti. Gyvai dalyvavimas. Visai kas kita. Visai kitaip jaučiasi. Visai kas kita. Taip. Ačiū. Ir kadangi kalbėjom apie materiją ir pinigus, tai pirmoji banga užsiregistravusi iki 11 dienos 11 valandos gali prisijungti prie šio projekto tik už 333 eurus. Labai simbolinė investicija. Ir man jau parodė, kad po 11 dienos investicijos kaina ir energetinė visa grąža bus verta 999. Tai sveikinam tuos, kurie žiūri dar prieš gegužės 11. Gerai, tai dabar paskutinis klausimas. Gerai. Jo dėja aš neturiu. Tikrai jis neužrašytas. O jis egzistuoja? Manau, kad egzistuoja galbūt iš auditorijos, bet mes paklauskime tavęs. Gal tu norėtum atsakyti kažkokį klausimą? Kaip čia saktai. Šiandien gavau šitą klausimą, vedant asmeninę sesiją ir kuomet įvardinau, žmogus iš viso nežinojo nei kas aš, nei ką aš darau. Ir aš jam prisistačiau, papasakau trumpą istoriją. Ir tuomet jau susitikimo gale jis manęs paklausė, o tai ką, žmogus pats negali nueiti į savo tikslą, ar jis negali pats perprogramuoti save, ar jis negali pats to padaryti. Ir pirmas atsakymas iš karto buvo, kad gali. Ir šventai tikiu, kad kiekvienas iš jūsų galit tą padaryti. Transformuoti save iš ten, kur esat, į ten, kur jūs norit. Ir pastatyti tą tiltą iš esamos realybės į jūsų norimą ir pats save už rankutės pravesti. Tačiau turime atsižvelgti į komplikuotus mechanizmus, kurie jums to iki dabar neleido padaryti ir tikriausiai jie neleis ir ateityje. Būtent ši klientė dirba su šypsenom žmonių ir aš jai tokį paprastą pavyzdį, jog aš ir pats galėčiau prieš veidrodį prasigręžti savo dantis ir ten tas plombas susidėti. Iš esmės tai galėčiau, kaip ir jūs visi, bet galbūt palikim kiekvienam žmogui daryti tai, ką jis sugeba geriausiai. Tai toks buvo mano atsakymas. Ir su pagalba mes galime atlikti šito tilto statymą
iš esamos realybės į norimą, sutaupant gyvybinės jėgos, metų, resursų, sveikatos ir visos kitos pokštės. Tai Kitaip sakant, greičiau ir efektyviau. Su Amen. pagalba, ar ne? amen. Tai labai dėkoju tau už šį pokalbį ir tikiuosi, kad įkvėpė jūs pamatyti visų pirma save realybėj, kur jūs esate, pilname komforte, gausoj ir kartu ryšy su visata, nenuneigiant dvasingumo, bet labiau patiriant dvasingumą per sąmoningumą. Per sąmoningumą suvokiant, kad Dievas yra gausa. Meilė yra atspindys mūsų vibracijos, savo meilę savo, ką tu įvardinai pradžioje, ar ne? Ir mūsų realybėje jinai vibruoja. Tai labai tikiuosi, kad jūs irgi leisite savo atsiverti realybės variantui, pilnai būti balanse, ryšy su visata, gamta, materialinė gausa, meilė savo. Ačiū tau už šį pokalbį ir sėkmės visiems.